Michailai, o tu fejerverkų iš balkono šaudysi ar ne? Pas man jų nėra ir nebus, tai reiškia nešaudysiu. Bet pas man kaimynų tokių, nu, kabutėse labai tokių žuolų, tai labai daug. Jie šaudys čia man reikia po lovą lįst bus. Nieko tokio, pas mane fejerverkų nėra, jeigu bus koks fejerverkas, žinosiu, kad iš tavo balkono. Čia LG4DG. Nu, žinok, kad čia prie mano balkono būtinai šaudys jie, ne aš. Ir iš šito, ir stadionas tenai, kur stadionas greta yra, tai jie tenai šaudo dar. O šiaip tai aš neturiu, nei zariado, nei ko neturiu. Ir neturėsiu. Bet mano kaimynai, kaip šaudės, tai tada tu išgirsi ir pamatysi. Supratau, Michailai, tai vienu žodžiu dar ne vėlu, spėsiu dar nusipirkti fejerverkų, o kadangi vis tiek važiuosiu netoli Minties gatvės, tai pabandysiu pataikyti į jūsų balkoną. Čia LG4DG. Labai dėkingas, kad spėjot. Reikia, reikia į padvalą, faneros iš karto, kad langai būtų, nors su paduškom paskui nelabai patogu išeis. Ačiū. Sveiki tauta, visus su praėjusiam ir ateinančiais naujais metais, visiems laimės, sveikatos, džiaugsmo, dvasinės pusiausvyros, turto, ilgamžiškumo. Sveikas, Michailai, tave irgi, LG1 indelis. Labas dariau, labai malonu irgi tavęs išgirsti, tai irgi to paties ir linkiu tau, tavo šeimai, nu, aišku, kad ir šitą. Visa ko geriausia. Tau gero kelio, kaip jaučiu važiuojant. Bendrauja, tai gero kelio. Netgi per Minties gatvę. Jo, dėkui, Michailai, teisingai jauti, randuosi šušeliniai zonai, nu mane visada šušeliai traukia, ką darysi, toks jau gyvenimas, bet šiaip tau to paties irgi ir visiems visko, ko geriausio, santarvės šeimo ir sveikatos, o viską kitą potom čiučito privaruojam, jo, Miškai. Nu, aišku, kaip šokoladų varovalį na pergalė, taip ir būsim toliau. Jo, laikais. Norėčiau pasveikinti Krikštatėvį su artėjančiais naujais metais. O kaip jūs praleidote, kaip tas, nu, praėjusias šventės? Jo, jūs taip pat su viskuo tuo pačiu, nu, kaip matot, praleidau, gyvas praleidau, visko buvo, turiningai, aplankiau ten, šian bei ten, po to buvo prarastas vestibuliarinis aparatas, nu, bet šiaip viskas turiningai, sėkmingai, nu, saikingai nelabai galiu paminėti, bet iš dalies saikingai. Dėkui už palinkėjimus ir pačiam irgi sakau, kuo geriausių naujųjų ir šiaip visų kitų dalykų. Pamiršau pasakyti Krikštatėvis.
Ne, tikrai Dariau, jūs mano krikštatėvis, taip kad linkiu ir jum, ir jūsų šeimai viso ko geriausio. Kad tik Michailas negirdėtų, LY3MH tenais berods. Dėkui, jūsų šeimai irgi to pačio, viso ko geriausio. Miški, ką tu žmogui padarėjai? Žmogus net matai, bijo tavęs jau. Dariuk, aš pasikisenau į jo mašiną, šitą bronetransporterius, kuris stovėjo, paskui išsiaiškinom. Aš norėjau šitą į metalo laužą priduoti, čia jau vėlokai išėjo. Mano šitie palinkėjimai buvo tokie geri, bet išgirdo LY4DG ir sako, jau 2 metus kaip nėra šitos mašinos, aš norėjau nugvestinti. Tai biški nesusipratimas išėjo. Supratau, Miški, tai tu jau dabar jau kitą kartą neapsižioplink, dabar jau kai jis naują įsigys, arba jau įsigijo, tu pasižiūrėk, kad jau žinai. Jau pirmas prakrutился там, пронесся бы над родной улицей. Šitą aš jau biškį atvykau, pabėgsiu, paskui dar susišūkausim, pašūkausiu. Kol kas visiems paka, nesisveikinu, tak što dar būsiu. Geros dienos Dariau, viso ko geriausio. Pakol kas iki sekančių radijo. Ačiū. Iki greito susitikimo. LY3MH, o tau šitą nereikia nuo televizoriaus įpakavimo? Taip, dar geriau palinkėjimai eina. Tai čia nuo naujo arba nuo seno? Klausimas. Atsakymas labai paprastas. Labai naujo, jisai labai plonas ir, televizorius didesnis negu įpakavimas. Žinok, tau nelabai tenais iš vienos pusės galėtum neįtilpti. Klausau. Tai čiagi gintarėlės svajonės, tai manau, kad jūs jau susidraugavot. Ir, gintarėlis vieną padovanos dėžę, o jūs kitą. Tai gal jau iš 2 galima ir tilpti. Vis tiek ačiū už malonų šitą, nebent palinkėjimą, nebent pageidavimą. Ačiū, vis tiek ačiū. Tikrai, Michailai, neturėk pikto žodžio ant manęs, aš noriu kuo geresnio, nes atsimenu, tau buvo problemos su įpakavimais. Tai ta linkme, tai aš ir linkiu. Jeigu reikės antenos kokios, prašom, pas mane dratų dar yra. Gerai, turėsim omeny, būtinai. Dar sykį ačiū. Kaip 2-3 prisimokino su Jūrate kartu. Norėjau paklausti, o 223 CB yra kur nors, nes aš kažkaip klausausi, bet jo nesigirdi. Ir aš negirdėjau, Gintautai, kol kas nesigirdėjau ir neskambina, ir neišeina, turbūt jam šitą labai daug darbo išeina, tai jisai negali arba nenori kalbėti su mumis.
Aš per Skype'ą su juo susirišau, viskas tvarkoja, jisai buvo, senai buvo, aišku, bet CB nebuvo. Nu, žmogus šiandien labai užsiėmęs, nu, gimtadienis, kaip ne kaip. Tai jeigu jisai girdi, nes žinau, kad jisai turi ten kažkokią stotelę, kur pasiklauso mūsų. Tai vis tiek, jeigu 223, jeigu girdi, tai su pačiais geriausiais linkėjimais. O, matai, kaip išeina. Mano sesiai šiandien gimtadienis nuo 31 į 1. Ir, tai turbūt jie jau susiparavęs kartu ir sesuo neskambina, ir jisai neskambina. Na vis tiek, Valentino, jeigu jisai tenai pats слушает, tai linkiu ir su gimtadieniu, ir daug metų. Na va, ir Merry Christmas, ir šitą, ir Happy End, ir viso ko geriausio. Svarbiausia sveikatos jam. Ой, здравствуйте вам. Рада вас слышать, Збигнев. Это самое, а вы где, интересно? В какой стороне по азимуту? Ну, в столице мы сегодня. Вот. Вас с наступающим. Вот. Пробился хоть как-то через вас всех. Вот. И здоровьечко в следующем году. И евро благополучия. Спасибо большое. И вам тоже обязательно передайте родителям вашим от меня самые лучшие пожелания. Конечно, здоровья, благополучия, всего самого хорошего, что только есть на нашем, чуть не сказал, поганом свете. Так вот, самые наилучшие пожелания. Спасибо, Михаил, обязательно передадим притянки связи следующей. Вот. Ну, хорошо, тогда не буду мешать. Тоже тут сейчас по магазинам все бегаю. Вот. Так что пока тогда 7-3, может, еще свяжемся в этом году. Или в следующем уже. Или к 3 МХ, или к 2 XT. Всего доброго, и это самое. А вы как планируете? Тут город-герой, столица Вильнюс, тут или как? Ну да, тут буду. Рождество у родителей был, так сейчас в городе буду. Понятно, Збигнев. Так не буду морозить ваши ручки, потому что на улице довольно-таки прохладно, как я понимаю. И всего самого доброго. Спасибо за то, что подошли. Благодарю. И всего доброго. Пока до следующих радио. Спасибо, Михаил, тоже всего наилучшего. А тут, похоже, дождик льет и мерзнет, так что будет завтра очень весело. Куртка вся уж такая, голубь стоит. Ну вот, так не будем вас мучить, морозить ваши ручки. Так что пока благодарю за и пожелания, и за подход, за все благодарю. И за то, что вы есть, даже за это. Спасибо тоже. Всего доброго. Хорошего
вечера. На приеме я буду еще. Пока-пока. Еліктрика 3 МГ, ще електрика 3 Петras Danguolė. Vieną Michailą, jeigu priimu. Elegrit 3 Petras Danguolė, Elegrit 3 Marytė Henrikas. Su nuotrukiais girdisi, bet suprasti manoma ne visą tekstą, bet taip išeina. Pamiršau jūsų vardą, jeigu galit priminkit, prašom, čia šitą. Nu, girdėjimas toks, vidurinis, tai prašau jūsų. Eliktrika MG, čia 3 Petras, Piktas, Dieną Michailą, taip pat artėjančiais metais, viso geriausio, visko, kas kaptavo gyvenimą, mėgėjų, tau skambina, duota žinia, kas iš Liubinavo, čia mano rajonas, Michailą prisiminė, kadaise mes irgi dirbom 2 metruose per Piterį. Kaip mane girdėjai, Michailą, žinoma? Nu, miglotai girdžiu, taip vardą ir neišgirdau, bet nuotrukiai eina. Turbūt praėjimas pasikeitė nelabai toks, nu, iš jūsų pusės nelabai geras eina. O šiaip, ačiū už palinkėjimus, išgirdau. Jums irgi ir sveikatos, ir viso ko geriausiai iš mano pusės. Jūsų šeimai irgi visai sveikatos palinkėsiu anam mete. Ir kad būtų mes šitą, nu, kuo daugiau ant ryšių. Tai dėkoju.